Labą dieną, prašom urmų ir po vieną. Kažkaip čia linksmai nusiteikęs. Papusk! Prašom sėstis prie žydrųjų ekranų, nes prasideda žurnalas Ragai. Nu, čia su savo tai žydrais ekranais tai prašovė pro šikšnelę išmata. Aš pro jokias šikneles neprašaunu. Dabar mes įnešim gerumo, švelnumo, meilės ir išminties. Tos išminties, tos vyriškos išminties, Katra verčia kalnus, gamina duonelę, apsuka upes 80-100 laipsnių kampu ir paruošia autotransporto priemonės skardas nudažymui. Ir jokia kova neišskirs tikros vyriškos draugystės. Lavrentijau. Labą dieną, vyrai. Lavrentijau. Labas, žaba. Tik tokiu vardu, kur čia šaukite, pas mumis nieko nėra. Mes Bronis ir Česlovas. Česlovas ir Bronis. Ne, vyrai, tai mano katinas Lavrentijus. Į garažo pusę nubėgo, gal matėt? Ne. Vyrai, gal į garažo pusę. Ne, nematėm. Žaba. Kas mes tau? Katinų piemenai? Mes esam rimti garažo vyrai meistrai. Tepalo ir razvadnoj kliučiaus riteriai. Vyrai, padėkit surast. Atsilyginsiu. Tai mums reikia žinoti, kokios spalvos tas jūsų katinas buvo. Ryžas, šūdo perlamutro ar mokras valtis. Ne, vyrai, yra juodainis baltas, nespalvotas, pas mane jis yra vyrai. Ir dar vyrai jis atsišaukė, šaukiamas tik Lavrentijau, ir dar labai mėgsta vištienos krūtinėlę ir jautienos faršą. Shut up! A jisai mėgsta jautienos faršą? Tai katinas geriau maitinasi už mumis? A jūsų katinas turi kokių asabų primėtų, tatuiruotė ant ausies, šaratas intime vietoje, randas ant veido? Nu tai tokio kaip ir labai neturi jis labai, bet tik tokio labai delikačioje vietoje, vyrai. Jis, kad sisukas jo nesmirdėtų ir kad pas panas per marčių nevaikščiotų, tai yra toks kaip ir iškompleksuotas truputėlį pas mane jis, vyrai, tas Lavrentijus. Tai jūsų katinas be kiaušis. Tai pasisgaidys, ne katinas. Tai jūs, ponička, eikit prie darbo biržą, susiraskit Šarikovą kokį. Ir tegu jis gaudo, tai jūs jums katiną. Ta savo kastratą prie biržos ieškokitės. Ateik, Bronis. Einam. Vyrai, taigi padėkit, kas turėjo. Lavrentijau. Labą dieną visiems, ko nemačiau. Labą dieną, ponas direktoriau. Nematėt mūsų visą savaitę. Visą savaitę įsivaizduojat, nematėte mūsų, ponas direktoriau. Vat jūs kaip nuolatiniai lankytojai, pasakykit man, ko tie žmonės nori? Nu, vat, atėjai, pamatėjai, kad darbo nėra. Nu, ir eik lauk. O, arba atėjai, pamatėjai, kad darbo yra ir eini dirbt. Arba atėjai, pasiėmei pašalpą. O tai kada mokės tas? Kada mokės pašalpą? A girdžiat, mielas ponas. Prašau. Darbo birža tam ir yra, kad žmogus neatsidurtų ant gatvės. Taip, šiandien reikia sekančius. Pažyro kaip sniegelis. Domus galerijai, direktoriaus veterinarijos akademijai, prorektoriaus Širvintų ligoninei, traumatologo Didžiasalio ambulatorijai, venerologo Ogmios centrui, valdybos pirmininko, baleto teatrui, baletmeisterio, savivaldybei, koncertmeisterio. Ir dar senamiesčio seniūnija prašo 2 gatvės muzikantų. Ankstesnį vienas emigravo į Dubliną, o kitas laimėjo Eurovizijos atranką. Tai va, Pilies gatvė liko be muzikos. Nu, matot, aš tai nekaip groju. Aš gerai groju. Aš dar mokyklos estradinėme ansamblį buvau, akordus bare paimdavau ir periborčikais Stairway to Heaven. Ir fūzą buvau pasidaręs iš tranzistoriaus ir kronos. Jamam mes šitą darbą. Neman juokat manęs. Pradžiuginsim, pralinksminsim mūsų žilagalvį senelį Vilnių.
Nu, toks kaip tu, tai tikrai pavarysi geriau. Už tą nacionalbolševiką, kur arkoj ten. Klausyk, Česlovas, a tu moki daryti šūnio veidą? Nu, moki, aišku, ir pinigus klenčianti žmonių. Šūnio veidą, tu sakai, jo? Taip, šūnio. Šūnio veidą. Sakai, šūnio veidą, jo? Ne, aš turiu omeny hienos veidą. Ne. Aš pinigus išsireikalauti moku. Bet prašyti ne. O ką? O tą, kad dabar turėsi eiti į Pilies gatvę ir padaryti šūnio veidą ir prašyti iš praeivių pinigų. Nu ir prašysiu. Atsargi mašina. Važiuok. Nu ir prašysiu. Nu ir prašysiu. Aš geriau už tave groti moku, aš grosiu, o tu būsi prodiuseris ir rinksi pinigus. Kaip prodiuseris sutinku tik tai vienu dalyku. 2/3 aš pasiemu. Tai rimk savo prodiuserio čemodaną. Sabaka tu. Gitarą sulaužysi. Ir taip nedėra. O, daili vieta, gal užeinam čia arbatos? Oi, brango, kur tau? Ai, Tokia poniš. Žiūrėk, kaip pridaryta, kokių uzorų, čainikas į sieną įmesta. Aš jau pasiruošęs, ko čia krapštais? Aš vartau repertuarą. Repertuaras yra pirmutinis sėkmės laidas. Radau. Aha. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, trakų štai garbinga pilis. Aukštus jos valdovus nužudė kryžiuočiai. Atsiprašau, gal paremsimėt gatvės muzikantus? Ai, tiek to. Ai, kad ir šiaip pasiklausykite. Gal paremsit gatvės muzikantus? Ir kerpėm apaugus. Tu. Šūdas nieks neduoda, ne? Kitą pavarysiu. Laužo šviesa naktyje, guodžia galina mane. Žinau, gal keičiam, nieko irgi neduoda. Gal davai ką ritmiškiau. O, drum and bass atidai. Davai. Tek, 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 tek. And let the music in my mind just start to flow. Nieks ne. Šūdas gaunasi. Eik parankė pinigo. O, meilė, tu mane nugalėjai. Atsiprašau, gal galit paremti gatvės muzikantus? O jį tebestovi Tu Cojaus klausyk pavaryk ką nors. Cojaus? Viktoro Cojaus. Amžinatelisio. Tai reik padaryti, palauk, reik šitaip daryti. Перемен требует наши сердца. Звезда по имени Солнце. Перемен требует... Šūdas, gal davai. Комбат. За нами Россия, Москва, Мирбат. Ne taip varai. Ne taip varai. A tai tu imk ir pats tada pavaryk, kaip tu nori. Janas Gilanas, Frankas Zappa. Lyg ir bemolį galiu. Baig grot, baig grot, baig grot, baig groti, baig groti. Nesveikas matyti žmogus. Žiūrėk, nieko negrojam, a kiek pidisokų turim. Man atrodo, aš supratau. Žmonės mums moka už tai, kad mes tylėtume. A tai koks skirtumas, iš ką pinigus imti? Žmogai, duokit pinigo. Mes daugiau negrosim, duokit pinigų mums. Duokit pinigo. Duokit pinigų kas nors. Kas čia? O, Mes niekada negrosim, pasižadam. Gyvenime negrosim, ačiū. Ką jūs čia dar? O koks tavo reikalas, tu kas toks? Aš atstovas iš seniūnijos. Aha, mes čia linksminam žmonės. Mes čia grojam. Negirdžiu. Seniūnija jūs pasamdė, kad grotumėt. Tai prašom groti. Nu, matot, kai mes grojam, mums pinigų nieks neduoda. O čia, kai tylim, užsidirbam. Grojam, tai užsidirbam. Čia ne mano problemos, čia jūsų problemos. Mes darbo biržos prašym muzikantų, kad grotų. Tai prašom groti. Kitaip nutrauksim sutartį. Tu čia tai visiškas briedas. Aš tai skaitau, gal varom į garažą. Eina jie visi šikti ir varom į garažą. Visi šikti varom į garažą. Bet prieš garažą sudainuojam ką nors savo malonumui, ne už pinigus, gerai? A, va, prisijungiam. Va, prie berniuko gal. Mono arba stereo. Berniukas, moki mono arba stereo grot. Moki mono arba stereo grot. Nesvarbu, išmokysiu. Aš kreipiuosi į aukščiausią ministeriją.
atsiųsk žinutę. Mono arba stereo. Kur 50 litrų? Tu, vagis, mano 50 litrų. Mano 50 litrų. Vagis. Vagie. Nors jeigu mes pinigus turim, tai einam alaus atsigersim. Aš atvykstame. Einam alaus. Tikrai, atvykstame. Einam. Sveiki sugrįžę po savo stogų. Dabar tradicinė laidos rubrika Žiūrovų laiškai. Tikrai taip. Va, ištikimas mūsų žiūrovas Algirdas iš Antakalnio rajono Turniškių pašto rašo. Žiema persirito į antrąją pusę. Pupsi, pilvūzas. Trūksta vitaminų ir suprantamai suprastėjo mano sveikata. Bėdavojasi mūsų raudonžandis. Skauda galva, atsinaujina hemorojus, atvirauja vyriškis. Todėl dažnai tenka bendrauti su gydytojas ir kitų medicinos personalu. Plūsta žodžiais mūsų pupsikas. Esu girdėjęs, kad gydytojai reikia duoti kyšį. Norėčiau sužinoti, kaip tai daroma. Kelia antakį mūsų Algirdas. Atėjo pats metas susipažinti su mūsų daktaru Šiknavicko. Ate, kad tu pastiptum sabaką. Kągi, esu daktaras Šiknavickas. Sveikam kūne, sveika siela. Kiekvieną rytą atskubu į savo darbą į klinikas, kur manęs laukia kaip daktaro Eibolito, ligoniai, klipatos ir kiti pidarastai. Na, labas rytas, ligonis. Sveiki, daktarė. Kaip sekasi, kaip sliekas raitomės? Skauda dešinę pusę. Apendicitas. Parodykit, dešinę pusės. Ai! Atsiprašau. Nepabučiuokit ranką. Žinot, ponas, apendicitas yra toks dalykas, kuris pats niekada neišsigydo, teks daryti operaciją. Yes. Bet koks jis ligotas žmogus, kiek čia prirašyta pas jumis visko. Skizofrenija. Pasiutlygė. Nepatinka man jūsų ligos istorija. Nu, daktaras. Kas dar? Nu, paklausykit manęs, nu visada susitardavom. Kaip sako, liaudės išmintis, nekepsi nesioperuosi. Nu, klausykit, daktaras, tikrai be operacijos nepasveiksiu. O kaip sako, liaudės išmintis, nenoriu jaunas numirti. Na, operacija ligonis, matau, yra įmanoma, bet sprendžiant iš jūsų ligos istorijos, jums negalima daryti narkozės. Nu, kaip negalima, Kas dar viešpatie? Nu, galima padaryti, nu, jūs visus Gerai, viskas yra įmanoma, paprašysim, kad padarytų vietinę nejautrą. Argi jūs negalite su O anesteziologu? jums dar iš manęs reikia, suka jūs. Nugi susitarit, nu padarykite. Aš bijau tos geležys, kur vyksai žvanga, visokias seselės keikiasi. Aš noriu miegot per operaciją. Matau, operacijai esat pasiruošęs. Kągi, po operacijos iškart pastrikti iš lovos ir namolio. Teisingai, ir ko čia smirdėti toj ligoninėje? Bet to apendicito aš norėčiau reabilitacinio periodo ligoninėje. Ligonis, jūs man įvarysite infarktą su savo įkyruolišku... Nu, jūs paimkite, jums taip įprasta imti. Nu. Na kągi, jūs sakote, tik tais kolidoriui ant tapčiano arba šešerietėj palatoj su kitais psichais. Apendiksų kupinas visas korpusas ligoninis. Bet daktariukas, o gal atsirastų ir palata su televizoriumi ir gražia sesele? Jis toks įkirus. Kągi, rūpintis turtingo žmogaus sveikata mūsų profesinė garbė. Paprašysim, kad elektra nedingtų operacijos metu ir kad ukvedys šmirgeliu išgalastų skalpelį. Nežinau, kaip jums atsidėkoti. Na ką jau jūs nežinot, toks didelis ir nežinot viską, jūs puikiausiai žinote. Mielas Algirdai ir kiti žiūrovai, kaip matome viskas savo vietose, ligonis ligoninėje, jo apendiksą atliekų konteineryje bomžai džiaumoja, na, o pinigai ten, kur ir priklauso, pas daktarą kišenėje. Ir geras patarimas, niekada neneškite kiaušinių, saldainių ir medaus daktarams. Nuo to jiems profesinė alergija. Į bonkų neneškit, nes jų turi ir ne Gorbačiovo laikai. Duokit geriausia eurus. Nu, jeigu neturit, aišku, blogiausia atveju tiks ir lietukai. Jis toks nenuorama.
Kurva. Ček. 1, 1, 2, 3, 3. Labas vakaras, gerbiamas ragų žiūrovė. Šiandien tradicinė sporto rubrika. Pakalbėsime apie pačią vyriškiausią sporto šaką – bowlingą. Ir kodėl jinai yra pati vyriškiausia, paklausite jūs. Atsakysiu į šitą naivų klausimą. Todėl, kad tai vienintelė sporto rūšis, kur jūs galit legaliai gerti alų visą vakarą. Ir sakydamas savo žmonai, einu į treniruotę, jūs nemeluojate nei savo, nei savo bobai. Kągi, ir jeigu grįžtate pusę 5 ryto visiškai girtas, niekas neturi teisės jums priekaištauti. Čia užimta. Laisva. Ateis dar bachuriukai. Ką dar reikia žinoti ruošiantis į bowlingą? Reikės švarių kojinių. Mat, jūsų batus iš jūsų atims ir lieps užsimauti neaiškios kilmės šlikščius baltarusiškus dvispalvius, smirdančius kito žmogaus kanopų prakaitų batus kaip pas klauną, kaip pas saulėtą klauną Olegą Popovą. Mat, reikia net kreipti aplinkinių dėmesio savo specifinių kojinių kvapu ar tipinėmis skylėmis ties kulnais ir pirštų galeliais. Toliau! Neatsiejamas bowlingo atributas yra kamuolėlis su skylėm. Į tas skylės galima įkišti įvairiausių daiktų kaip nuorūga ar panaudota sargi. Tačiau jos skirtos jūsų pirštams. Todėl rinktis reikėtų kaip vestuvinį žiedą. Kaip kad mamos perka ant išaugimo savo vaikams batus arba kalgotkės. Ai! Aš jūsų prašiau nemėtyti, kai aš darau reportažą. Aš prašiau nemėtyt, kai aš reportažą darau. Kas nepatinka? Žinokitės, kad nuo alaus pampimo šiltoj patalpoj jūsų kūno apimtis didės. Todėl jūsų pirštukai gali tiesiog įstrigti bowlingo kamuolėlyje ir tada juos teks arba nupjauti, arba pjauti patį bowlingo kamuolėlį, ko jums aiškiai neleis padaryti klubo savininkas. Todėl jums teks visą gyvenimą vaikščioti kaip beždžioniai su bowlingo kamuolėliu sloinikų rankoje. Tačiau pažiūrėkime į šviesią šio reikalo pusę. Prigėręs daug alaus, jūsų organizmas žarnyne pradės pūstis ir pripūs daug urano, butano, propano dujų, kurių vienu lengvu driokstelėjimus galėsite išstumti gerą bumbulą į bevardžius baltus bowlingo kareivėlius. 3 taškai, ponas Budulį. Kągi, būkite atsargus, nes tokie bumbulo stumdymai gali peraugti į liguistą rafinuoto bowlingo įprotį. Prašom, atkreipdėmėsi kaip... O tai bent pirstelėjau. Atsargiai. Nedegam cigarečių niekas atsargiai pasivėdina tegul. Gulkitės. Na, o aplamai, kamuolėlis nėra pats svarbiausias dalykas bowlinge. Vo kiek keglių tu beišmuštum, po sekundės jie vėl randasi savo senoj vietoj. Štai ir visas sportas. O dabar pereisim prie svarbiausio bowlingo komponento. Eisim gerti alaus. Ulialia, laiškeliai, štai mums rašo mūsų žiūrovas Valdemaras. Dažnai būnu Meksikoje, rašo vyriškis. Ir matau, kaip ten žmonės geria tekilą, atvirauja Valdemaras. Norėčiau išgerti ir aš, atvirauja Valdemaras. Bet per brangu, todėl gal galite patarti, kaip tekilos išsivaryti Lietuvos sąlygomis, kelia antakį vyras. Į jūsų klausimą, ar galime patarti, atsakysim nuoširdžiai. Aišku, galim patarti. Pirmiausia, reikia paimti kaktusą ir išspausti iš jo sultis. Duokite man kaktusą. Spaudžiame iš kaktuso sultis. Ai! Skauč? Biškelį. Na, kaip matote, biškiai nelabai pavyko, todėl kaktusą mes dabar sušečkavosime lobziko pagalba. Palaikykite kaktusą. Šečkavojam, laikykite kaktusą. Šečkavojame, duota į kaktusą kaip kokį kapustą. Šečkavoja smulkiais gabalėliais, aišku, šį kartą mums nesigausi taip jau padaryti smulkiais gabalėliais. Pjauname su šečkavotą kaktusą ir metame jį į sloviką. Sloviką dedame štai čia ir pilame samagonas. Prašom, pilkite, kolega, negailėkite, samagonas. Po to pas mumis eina kita procedūra, prašom paruošti. Tekilos kokybės ženklas yra kirminiukas ant dugno. Meksikonai naudoja
salamakakokus. Šitie meksikiečiai slimokakokus. Amerikonai skarlapendras ir opossumuliarvas. O mums tinka patys tikriausiai mūsų lietuviški dzikūnai. Pasižiūrėkite, kaip jie juda, šaunuoliai. Pusę jų mes pilame į slojniką, kad mūsų tekila būtų kuo panašesnė originalą. Visą supylėte. Jungiame tada mikrobangos krosnelę ir laikome visą savaitę. Aišku, mes palaikėme truputį trumpiau ir galime iš karto ir gerti. Prašom, kolega, man papildyti. Keliam taurę į Valdo sveikatą. Už mūsų jaunas dienelės pakelkime taures. Išgerkime, lastų draugau, dzigūno šūdelius. Burderšaftą. Kokia šlikštinė. Visiškai neskanu, visiškai, kolega, jums pritariu. Na, bet tačiau tekiloje yra sveikata ir prestižas. Kągi dabar galime pereiti prie ritualo. Geriam tekilą ir dainuojam Hava, tekila, hava, tekila, hava, tekila, ir po to, kągi, laižome tam tikslui skirtamą laižomąją druską. Taip, tam yra skirtas procesas lyštelk ir kištelk. Tam reikia tekilos, druskos, citrinos ir bobos. Bobos. O. O procesiukas yra labai paprastas. Paimame druskytės ir beriam ant pilvuko. Paimame citrinos ir dedam ant krūtinės. Kadangi citrinos neturim, tai tiks rauginti kopūstai. Ir ten rūgštis, ir ten rūgštis. Nu ir dabar viskas pagal procesą. Paimam tekilos, gurkštelim, lyštelim pilvuką ir atsikandam citrinos. Kam kopūstai? Kaip ir dzikūnai. Fig žino kam. Kadangi skanauti tekilą ar kitus alkoholinius gėrimus vieniems be moterų yra liūdna ir kvaila, pasimokinsime, kaip išplėsti savo kompaniją. Taip, mūsų sveikose sielose turi būti sveiki kūnai, todėl pasimokysime, kaip pakabinti aerobikos trenerę. Gal geriau plaukimo arba sinchroninio plaukimo trenerį. Jos visos su maudimukais. Jos nehigieniškos, jos myža į baseinus. Nesigėdydamos, todėl geriau aerobikos trenerė. Bet aerobikos trenerė gali myžti salėje nesigėdydama? Va. Хлопцы Збигневs. Pakabinti aerobikos trenerį yra ir sunku, ir lengva. Sunku todėl, kad jums seks daug ir kantriai dirbti. A lengva dėl to, kad praktiškai neturėsite konkurentų. Normalūs vyrai į aerobiką nevaikšto. Jums reikėtų ateiti užsirašyti į aerobikos grupę. Čia pravers sena, bet iki šiol naudojama moterų taktika – atsivesti negražią draugę. Tada visas dėmesys bus skirtas tik tai jums. Aerobikos treneris, silpniausias Achilo kulnas, yra vegetariškas maistas. Todėl pakeliui užsukite į daržovių krautuvę ir nesustokite prieš jokias išlaidas. Draugą reikia atsivesti bet kokiu atveju, kad galėtumėte dirbti pakaitom. Vienas jūs tikrai neatlaikysite žiauraus treniroklių krūvį. Jokių būdų nenaudokite prieš aerobikos trenerį smurto ir prievartos. Ji už jūs yra stipresnė, greitesnė ir virkresnė. Bet to ji niekada nedūsta ir nepavargsta, nes yra labai prisikačialinusi. Į kartais netgi prisivartojusi anabolinių steroidų. Ir tik nepagalvokite, kad jūsų silpna sveikata yra jūsų trūkumas. Atvirkščiai, tai jūsų šansas. Suvaidinkite širdies priepuolį ir tada jį labai išsigas, nes ją gali išmesti iš darbo ir netgi pasadinti į kalėjimą už klientą mirtį darbo vietoje.
Dabar jau viskas priklauso tik nuo jūsų. Jeigu nemokėsite gražiai ir aistringai bučiotis, jūs išmes iš aerobikos būrelį. A jeigu sugebėsite pateikti savo vyrišką švilnumą, tada pirmin į ilgą ir laimingą vegetarišką gyvenimą. Skanaus apetito. Jep, turi teisybos tas pasakymas, kad sunkus vyro gyvenimas. Kaip pasakytų maršalas Žukovas Makedonskis, sunku pratybose, lengva mušybose. Kas reikštų mūsų kalboje sunku ant kačialkų, lengva garažė. Žiūrėk, vėl tą nupezusi durnė atėjo. Valio, vyrai, valio, radau savo katiną, radau Lavrentijų. Rado kažkokį kastruotą katiną be pautų ir džiaugiasi. Nu tai sveikinam, malonu, ačiū už dėmesį. Čiuoškis čia, ko žiūri? Dūra. Vyrai, bet jūs man buvot labai geri ir aš noriu jums truputėlį atsidėkot. Mano Lavrentijus prieš operaciją buvo toks labai pislukis. Tai aš jums noriu po katinėlį padovanot. Vyrai, palaukit, atnešiu. Akim duris, tiesink šviesą, mūsų čia nėra. Dar katinų pritrūko kažkokio kastrato palikonių. Visiški ragai. Ragai. Iš kur tokia kakarinė pas tą prietranką?